Labas rytas, kaimynėli. Labas labutėlis. Susipažinkim, aš Žvirblis, smalsusis įkyrusis. Aš raudonuodegis. O štai ten mano žmonelė dėdena plunksneles. O kur tavo vaikeliai? Lizdelyje tupi. Mano tai kaip vijurkai sukas. Matai? Aha, o maniškiai prie kompo prilipę. Toks geras oras, kvieskos laukan. Gerai, tegu pasičiauška, o mes kristim kirminėlių paieškoti. Sveikučiai, o jūs tikrai žvirbliai. Žvirbliai, o ką? Ai nieko, dainą žinau. Padainuok ką? Žvirblė, žvirblė, o koko, kas tau skauda galvelę? Žvirblelis, nabagėlis, visas negalėjo. Žvirbleliui, nabagėliui, galvelę skaudėjo. Kas čia per nesąmonė? Ką tai galėtų reikšti? Žvirblelis visas negalėjo. Nežinau. Visas negalėjo, tai galėjo pusė. Kaip tai pusė? Ko pusė? Pusė žvirblio. Nebūna pusė žvirblio. Kodėl nebūna? Visko būna. Kartą mama atnešė tik pusę kirmėlės. Aš jai sakau, kodėl tik pusė? O ji man atsako, nutrūko. Kaip tai nutrūko? Paprastai, per pusę. Ir tas žvirblelis turbūt toks buvo. Koks toks? Nutrūkęs. Tyčiojas? Ne, visai ne. Atsargiau, ten kažkas atsėlina. Kas? Katinas? Ai šitas, čiagi žmogus. Bet jo irgi reikia saugotis. Pasenusios pažiūros. Jis toks pat paukštis kaip ir mes. Bet jis be plunksnų. Mes irgi neturėjom. Užaugo, užaugs ir jam. Toks didelis. Jis nesveikai peraugęs. Man atrodo, kad jis katinuks. Nejuokim, katinas su uodega vaikšto ant 4, o šis tik ant 2. Tai gal čia pusė katino? Ne, sakau tau, jis žmogus. O be to jį atneša gandras. Nesąmonė, tokį didelį. Atneša mažą. Sakau, jis paukštis. Negi neštų gandras katiną. Neįtikinsi. Man jis vis tiek katinuks. Skrendu iš čia.